Gretą su Rapolu filmuojame ten, kur jie susipažino prie jūros. Vos radę laisvą minutę pajūrin jie važiuoja ir dabar. Vėjas ir bangų ošimas slogias mintis išvalo. Vėl norisi eiti, gyventi ir džiaugtis. Dviese, susikibus už rankų. Be Rapolo palaikymo Greta kažin ar būtų ištvėrusi. 18-metė mergina viena paskui kitą palaidojo mamą, broliuką ir tėtį. Liko tik širdį draskantis prisiminimai ir ši nuotrauka. Aš galvoju, kad tokius išbandymus Dievas duoda tiems, kurie gali tai ištverti. Nes kiti jau seniai būtų palūžę, aš taip galvoju. O, aš esu stipri, aš taip galvoju, kad esu stipri. Taip. Ir aš tai galiu ištverti. Ir žinau, kad jeigu pradžia buvo bloga, tai pabaiga tikrai bus labai gera. Kaip moteris, tokių vyrų reikia paieškoti, kad tokių tvirtų, kad būtų pas ją nėra tokio nervo didelio, kad tenais, ką žinau, gal labai savyje viską laiko, iš tikrųjų labai sunku ištraukti yra iš jos visą tą. Bet tai, kad viską perneša, tai aišku, ašarų buvo, visko daug buvo, bet iškentėjo, ištvėrė, toliau nestovi vietoj, toliau juda, toliau gyvena, toliau siekia savo kažkokio tai tikslo nusibrėžto. Manau labai, kaip moteris jinai yra labai tvirta. Ir dėl to, sudėtinga su ją būna, nes jinai turi savo tvirtą charakterį ir savo tokį, nežinau, tvirtą būdą. Bet smagu, kad tokia moteris yra. Greta suaugo gerokai anksčiau nei jos bendramžiai. Kai mergaičiukė atėjo šį pasaulį, jos mama jau sirgo. Sesė 10 metų sirgo. Jinai pradžioje gulėjo ligoniniai, irgi labai blogai buvo. Ir 10 metų jinai su tą ligą išgyveno. Jinai gerdavo vaistus, pastoviai pas gydytojus lankėsi. Ir per tą 10 metų susilaukė 2 vaikučių, gražių. Labai atsimenu, kad prašydavau jos pyrago iškepti. Labai pyrago ir atsimenu, mes gulėjom lovai ir man buvo labai šalta, tai man kojas šildydavo. O kad daugiau labai, kad nelabai aš ką ir atsimenu. Giedriukas liko 6 berods, o Gretutė 5. Ir tie vaikiukai atsikraustė pas jūs kuriam laikui? Jo, mes gyvenom, dabar negalėčiau pasakyti, žinokit, kiek laiko mes gyvenom kartu, bet šiaip ilgokai. Nes tėvelis dirbo, nebuvo kam vaikučių palikti. Ir pas mane būdavo, mano mama padėdavo žiūrėti. Ir visi kartu, bendrom jėgom. Ir baisiausia tai buvo, kad dar ir broliukas sirgo. Jo, ir jisai labai sunkiai sirgo ir tai mes žinojom kažkur nuo metukų, pradėjo sunkėti liga. Ir kai jau mama mirė, tai jisai buvo ligoninėje, jisai net nežinojo, kad mama mirė. Bet jam labai pablogėjo ir iš tikrųjų gydytojai tai prognozavo, kad ilgiau kaip pusmetį neišgyvens. Ir taip ir buvo. Pusę metų, kažkur tai 7 mėnesius išgyveno. O tai buvo kažkokia įgimta liga ar įgyta? Man atrodo, kad įgimta, nes aš iš tikrųjų negalėčiau pasakyti. Anksčiau sakydavo, kad jinai gimus pradėjus sirgti, jinai išsivystė, bet dabar medikai sako, kad jinai yra genetiškai. Genetinė liga, tai buvo cistinė fibrozė. Ar jis pragyveno 7 metus? 7 metus. Tai jūs palaidojus seserį, laidojot greit ir sesers vaiką? Taip. Po 7 mėnesių kažkur tai panašiai. Netrukus vos 6 metukų mergytė patyrė dar vieną smūgį. Jos mylimas tėvelis į namus parsivedė kitą moterį – pamotę. Nors jiedu su tėčiu pragyveno 6 metus, bet Gretai ši moteris taip ir liko svetima. Klausiau jo, kodėl taip greitai. Jis man atsakė, kad jisai kažkaip turėjo mane išlaikyti. Mane ne tik, kad išlaikyti, bet užauginti. Nes jisai vyras su mergaitė likęs sunkiai. Tai jam reikėjo, o ta moteris buvo jau 2 dukras užauginus. Ir jie susirašė. Jinai norėjo, kad aš ją vadinčiau arba mama, arba vardu. Aš negalėjau jos vadinti mama, nes jinai mane mama. Nors ir bandžiau, man atrodo, per gegužės 1 nupirkau jai gėlę ir bandžiau jai pasakyti mama su motinos diena, bet jinai tai net nesureagavo kažkaip. Tai man
O vardu aš jos negalėjau vadinti, nes jinai buvo vyresnė už mane. Dabar aš ją taip vadinčiau, bet aš tuo metu buvau kokia, nežinau, nuo 1 klasės. O aš ją visą laiką vadindavau teta. Teta, nes jinai man svetimas žmogus būdavo pradžioje ir aš taip ir įpratau. O paskui, kaip jinai pradėjo sakyti, kad tu taip manęs nevadink, tai aš jas iš vis niekaip nevadindavau. Ar skambdavo koks telefonas, tai bėgdavau, tarkim, būdavo, bėgdavau ją pačią, nešaukdavau niekaip, nesikreipdavau, nubėgdavau, pasakydavau, tau skambina. Netgi jau pas psichologę, jinai mane buvo nuvedus vien dėl to, kad ar pas mus bendravimo nebūdavo, bet tai jinai man yra ir pasakius, už ką tave mylėti reikia. Bet tokie, o paskui neapskendus išėjo. Pykot ant tėčio, kad jie parsivedė. Iš dalies taip, pykau, bet mes materialiai gerai gyvenom. Tai vien tik tas buvo. O taip tai aš tarkim, iš to tėčio irgi, nesulaukdavau apkabinimų, nes labai uždaras žmogus būdavo. Tai aš net nežinau iš tikrųjų, kas tai yra. Bent jau aš neatsimenu. Gal kai mažytė būdavo, mane ir apkabindavo, ar tėtis, ar mama, bet dabar tai... Tai kažkas kitas apkabindavo, ar taip niekas ir neapkabindavo vaiko? Net nebuvo kas. Nes kol buvo pamotė, tol aš su savo teta Lina nebendravau, nes neleisdavo mane tenais pas ją būti. Ir nebuvo bendravimo. Tai po kiek laiko teta lyg ir bandydavo, bet aišku, prie mane sunkiai būdavo prieiti. Nes aš buvau užsisklendus, užsidarius, sunkiai su ja atrasdavau kalbą. Tai mes tik po to truputį, nors ir aišku, bandydavo ir apkabinti, ir man kažkas būdavo keista, kad bandau, tai kažkaip lyg ir atstumdavau aš ją. Bet tai gerai, jeigu nepasisekė kas nors su draugais, nepasisekė mokykloje, apskritai šiaip, blogas oras, liūdna, tai ką jūs tada darydavot? Viena pasislėpdavot ir verkdavot kur nors? Verkdavau, taip. Vakarais, kai daug miegoti. Viena pati? Viena. Greta prisimena, kai išėjo iš namų pamotė, net kvėpuoti lengviau pasidarė. 12-metiai paaugliai pareigų teko daugiau, pinigų mažiau, bet su tėčiu gyvenom žymiai geriau, pasakoja mergina. Laisvesni tapom, artimesni vienas kitam. Po 4 metų tėčio gyvenime atsirado dar viena draugė, bet Gretai ji net nemėgino atstoti motinos. Tiesiog tėtis kartais išeidavo, bet visuomet grįždavo pas dukterį. Vienas. Viskas buvo gerai iki tos lemtingos dienos. Jis man pasakė, kad jis vėžiu serga, jis truputį buvo išgėręs. Ir aš apsiverkiau, taip pat užsiėmiau ir sakau, išbėgau iš kambario kažkaip ir pas savęs į kambarį taip pat sėdau ir pradėjau verkti. Ir net iš kambario neišlindau, nežinau, kelias valandas. Ir jisai paskui eidamas miegoti, kadangi pas mas yra kambarys perinamas, tai jis man sako, tik niekam nesakyk, sako, dar nėra aišku. Man sako, tik tai įtarė dar. Netrukus diagnozė pasitvirtino. Tėtis vis labiau silpo. Beveik nieko nevalgė. Nekalbėjo. Aš negalvodavau apie tai, kad jisai ar numirs, ar kažkaip man net toksai buvo, kad jisai išgyvens ir jisai, kad jis ir mano išleistuvės mokyklos ir iki bažnyčio mane lydės prie altoriaus. Aš tikėjau to. Ir aš 6 valandą išvažiavau. Ir man 9 valandą paskambino, kad jisai mirė. Dar klausė apie ar skrodimą, ar apie kažką, tai aš jau tetai atidaviau, jau kalbėti. Tai kažkiek savęs gailėjaus, negailėjaus, bet kaltinau, kad kodėl aš nepasilikau dar tas kelias valandas pabūti su juo. Nes aš jau mačiau, kaip jisai gesta jo, tiesiog sąmonė. Jisai lyg ir užsimerkdavo, lyg ir vėl atsimerkdavo, pažiūrėdavo į mane ir vėl nusisukdavo. Ir taip ir būdavo. Nežinau, morališkai palaikiau visą laiką, pas mane buvo, kol tėvelis ligoninėje gulėjo. Visą laiką palaikiau, kad pasveiks.
aišku, nu, gal tas melas buvo toksai, nu, nekaltas iš tikrųjų, nes labai man jos gaila buvo. Bet, nu, sunkiai, aišku, sunkiai tą visą pernešė, bet nepalūžo, aš manau. Ištiesiam Rapolas, vieną ranką ištiesė, aš kitą ranką ištiesiau. Nu, nežinau. Aišku, mažai tos šilumos esam, nei mama, nei tėtis, bet kiek galėjom, turbūt padėjom atsitiest. Ir Rapolas tikrai yra tas žmogus, kuris turi būti dabar su Greta. Nes ar koks nors kitas vyras prisimtų ne tik savo bėdas ir problemas, bet ir dar kito žmogaus, kuris neturi į ką atsiremti, nes dabar jie gyvena kartu, jie yra kaip maža šeima. Ir dėl to jie turi dalintis viskom ir Rapolas tikrai dalinasi to. Ir dėl to aš labai džiaugiuosi, kad jie yra kartu. Nes jeigu ne jisai, tai Greta būtų dar vienišesnė. O pats tas, žinot, kaip būna, kad kirvis ko atitinka. Tai vat, ir jie dabar, kadangi yra kartu, jie susitiko ir pradėjo būti tokiom aplinkybėm, kad kai viskas buvo blogai. Dėl to tas gerumas atrodo nors ir mažas, bet tikrai didelis. Nes jie sugebėjo išbūti kartu per sunkiausias akimirkas. Ir padėjo vienas kitam, dėl to aš labai džiaugiuosi. Nes mes draugės padėjom, gerai, mano mama padėjo, Gretos teta padėjo. Bet reikėjo ir dar tokio vyriško žodžio, kuris ten pasakytų, Greta, tikrai viskas bus gerai, tikrai. Tai dėl to aš labai džiaugiuosi dėl Rapolo. Į namus, kuriuose gyveno su tėčiu, Greta dar negrįžo. Čia šalta, niūru ir tuščia.